5 klausimai, kuriuos turėtumėte savo užduoti prieš skolintis. Pirmiausia, paklauskite savęs, ar man to tikrai reikia, ar aš tiesiog noriu. Ne kiekvienas noras yra vertas jūsų išlaidų, o prieš kiekvieną neplanuotą pirkinį galite pasidaryti pertraukos testą. Savaitė laukimo gali padėti jums atskirti emocinį norą nuo tikro poreikio. Antra, ar mano pajamos leidžia grąžinti paskolą? Paskola neturėtų varžyti jūsų įprasto gyvenimo. Be to, jeigu įsipareigojimai viršia 40% pajamų, jūs net negalėsit gauti paskolos, todėl pirmiausia įsivertinkite savo finansinę situaciją. Trečia, ar suprantu visą paskolos kainą, ne tik palūkanas, bet ir kitus galimus mokesčius. Įsitikinkite, kad suprantate, kiek kainuos paskola, įvertinkite jos kainą su visais mokesčiais. Ir geriausia, aišku, lygykite BVK KMN. Arba kitaip sakant, bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą. Ketvirta, kokia paskolos trukmė man tinkamiausia. Pasirinkite trumpesnį laikotarpį, jeigu norite mažiau permokėti, o ilgesnį, jeigu norite turėti mažesnę mėnesį įmoką. Svarbiausia, kad mėnesinė paskolos įmoka nevaržytų jūsų įprasto gyvenimo. Ir penkta, ar turiu finansinį rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir su paskola gyvenimas nestoja, todėl turite būti pasiruošę gyvenimo netikėtumams ir turėti bent 3-6 mėnesių pragyvenimo išlaidų santaupas.